Sveiki visi sugrįžę į kanalą, su manimi Juškė-FX. Šiandieninėme vaizdo įraše bus kalbama apie tai, kaip nustatyti savo stop lygį ir tvarkingai įeiti savo treidą. Jei esate naujokas Forex prekybo arba norite tobulinti savo įgūdžius, šis vaizdo įrašas kaip tik jums. Mes aptarsime viską nuo to, kas yra stop loss iki geriausių įpročių įeinant į treidą. Tad pradėkime. Pirmiausia, ir mano nuomonė svarbiausia yra pakalbėti apie stop loss aktualumą prekyboje. Taigi, kas iš tikrųjų yra stop loss? Stop loss yra užsakymas, kurį perduodate savo brokeriui, kad jis automatiškai uždarytų jūsų treidą, kai jis pasiekia tam tikrą kainos lygį. Tai veikia kaip jūsų apsauginis tinklas, kuris saugo jūsų investiciją nuo per didelių nuostolių. Kitaip tariant, tai jūsų išėjimo strategija, kai jūsų treidas arba analizė dėja, bet nepasitvirtina. Dabar pereikime prie praktikos, kaip efektyviai nustatyti savo stop loss. Pirmasis žingsnis – nustatykite tinkamą lygį. Tai labai svarbu, reikalauja kruopščios jūsų rizikos tolerancijos ir rinkos sąlygų analizės. Tarkime, turime grafiką su support ir resistance lygiais. Tai duokite man truputuką laiko, pademonstruosiu. Tarkime, turime grafiką. Su šitais visais jau esame kalbėję. Ir dabar čia turime supporto liniją, turime resistance liniją. Ir grafika šitoje vietoje, tarkime, pradeda kilti. Ką mes darome? Mes galime šitoje vietoje ieškoti įėjimo pozicijos. Tai šita vieta. Ir aš asmeniškai ką daryčiau? Savo stop lossą nusistatyčiau truputuką žemiau negu mūsų supporto lygis. Taip nustatome savo įėjimo tašką, nustatome savo stop loss tašką ir dabar tik priklauso nusistatyti, kiek tas mūsų take profit lygis bus. Kaip ir viskas aišku. Antras žingsnis – nustatykite treidą. Tai galite padaryti per savo prekybos platformą. Nurodykite valiutų porą, kainos lygį, kuriame norite, kad stop loss būtų vykdytas ir prekybos kiekį. Ir trečias žingsnis – stebėkite ir jeigu reikia prisitaikykite. Svarbu nepalikti treido be priežiūros. Stebėkite prekybą ir jei reikia prisitaikykite savo stop loss, kad užfiksuotumėte pelną arba apribotumėte potencialius nuostolius. Pavyzdžiui, turime tą patį paveiksliuką ir sakykime, kad mūsų grafikas šitoje vietoje, kaip mes įėjome į treidą, pradėjo jisai ką daryti? Jisai pradėjo toliau kilti. Tarkime, kažkiek sukilo. Ir mes dabar ką galime padaryti? Mūsų stop lossas buvo šitoje vietoje, mes galime savo stop lossą, skaitykime, perkelti į įėjimo poziciją. Tokiu atveju, jeigu treidas grįžtų atgal ir pasiektų mūsų įėjimo tašką ir treidas automatiškai užsidarytų, šitoje vietoje mes bent jau neturėtume minuso, išeitume, kaip sakykime, ant savų. Galime savo stop loss galėjome uždėti truputuką aukščiau. Reiškia, grafikas būtų leidęsis į apačią, pasiekęs mūsų stop lygį ir šitoje vietoje, visoje šitoje vietoje, reiškia, mes jau turime šiek tiek pliuso ir brokeris šitoje vietoje uždarytų mūsų treidą automatiškai, nes mes taip nustatėme ir tu turėtum garantuotą pliusą. Ne tiek, kiek planavai, bet tačiau yra pliusas bet kuriuo atveju. Jeigu ieškai, kur pradėti savo Forex kelionę, nenueik niekur toliau negu juškefx.com. Apačioje pasikeičiate į lietuvių kalbą dėl geresnio entertainmento, kad suprasti tai, ką aš noriu jums parodyti. Taigi viršuje yra skiltis, kurios yra, mano nuomonė, pačios svarbiausios. Tai visų pirma yra brokeriai. Brokeriai tai yra ten, kur tu gali pradėti dirbti, naudodamas savo pinigus Forexo biržoje. Yra 3 firmos, visas 3 naudoju. Ir kas svarbiausia, pasižymi labai geromis sąlygomis. Tai yra maži spredai ir greitas pinigų išmokėjimas. Antras skiltis yra gauk finansavimą. Gauk finansavimą tai yra prop firmos, kurios už jūsų žinias jums suteiks finansus dirbti su jų pinigais. Automatiškai yra kažkoks pasidalinimas, tačiau tai suteikia galimybės. Iš tikrųjų labai didelės galimybės ir netgi finansavimas teikiamas iki 2 milijonų. Tai jeigu išmoksti ir supranti tai, ką darai Forexo biržoje, čia yra auksinė galimybė. Blogė rasite mano idėjas atliekant vienus ar kitus sandorius. Visus sandorius dalinuosi savo Telegramo grupėje, tad būtinai padžioninam.
Puiku, dabar kai supratome apie stop loss, bent jau labai tikiuosi, pereikime prie prekybos ėjimo. Yra skirtingų būdų tai padaryti. Galite naudoti marker order, kuris perka arba parduoda nedelsiant esamoje rinkos kainoje. Arba galite naudoti limit order, nurodydami kainą, kurioje norite įeiti į prekybą, kai ji pasiekia šį lygį. Taip pat yra su stop order, kuris įvykdomas, kai rinka pasiekia tam tikrą kainos tašką. Viskas skamba panašiai, bet tuoj paaiškinsiu, kuo skiriasi ir parodysiu pavyzdžių. Kiekvienas užsakymo tipas turi savų privalumų ir savų trūkumų, tad naudokite tai, kas bus priimtiniausia jums. Dabar jau, kai žinome pagrindus, pasikalbėkime apie geriausias praktikas, kurios padės tobulinti jūsų prekybos įgūdžius. Pirmasis patarimas yra panaudokite techninę analizę. Tai padės jums nustatyti potencialius įėjimo ir išėjimo taškus. Apie tai aš kalbu kitose video. Tai į techninę analizę eina tokie dalykai kaip support resistance lygiai, judėjimo vidurkiai ir visi kiti indikatoriai, kurių aptarimą galite rasti kanale. Antrasis patarimas yra atsižvelkite į rinkos svyravimus. Prisitaikykite savo stop loss ir įėjimo strategiją pagal esamas rinkos sąlygas. Ir trečiasis patarimas yra valdykite riziką. Niekuomet nerizikuokite daugiau nei galite savo leisti prarasti ir naudokite tinkamą loto dydį. Dabar, kai aptarėme, galime pasižiūrėti su pavyzdžiais visą informaciją, kaip ir kokie žingsniai. Parodysiu jums realaus laiko pavyzdžius, kaip įvesti į prekybą, kaip apskaičiuoti loto dydį. Tačiau prieš pradedant noriu paprašyti tavęs, jeigu informacija naudinga, jeigu nori išmokti Forexo, subscribinam kanalą ir judame toliau. Taigi, pirmasis pavyzdys bus market order. Tai dabar pasižiūrime, turime, tarkim, nežinau, pasirenkame Great Britain prieš US dolerį, spaudžiame new order ir viršuje matome market execution. Reiškia, mums reikės ką? Pasirinkti loto dydį, pasirenkame loto dydį, tarkime 1. Ir dabar apačioje matote sell by market ir buy by market. Paspausime bet kurį iš šitų, iš karto markete mums atsidarys sandoris. Pavyzdžiui, pasiemame buy, paspaudžiame ir turime sandorį. Viskas. Sandoris įgyvendintas. Tai va šitoks yra market order executiono pavyzdys. Antrasis pavyzdys bus limit order. Tai dabar, kad būtų aiškiau ir viskas žingsnis po žingsnio, ką mums reikia padaryti. Visų pirma, mes nueiname į tradingview.com platformą, pasirenkame porą, šiuo atveju aš pasirinkau euras prieš US dolerį. Tai tarkime, nusipiešiame mūsų suporto lygį. Plius minus. Dabar ką mes darome? Mes šitoje vietoje, jeigu čia apačioje yra suporto linija, reiškia, lauksime, kol grafikas jį pasieks ir tuomet dėsime ką? Mes ieškosime pirkimo opcijos. Dabar tarkime, pasirenkame long position, pastatome jo grafikas, jais maždaug šitoje vietoje, pasidarome savo stop loss lygį, šiuo atveju va, 12,8 pipai ir savo take profit lygį, aš kaip visą laiką, 1/3. Ir dabar kaip matote, grafikas šiuo momentu nėra būtent šitoje vietoje, kurioje mes norėtume įeiti. Tai tokiu atveju tam yra skirti limit orders. Bet visų pirmiausia, mes norime apsiskaičiuoti savo loto dydį. Šiuo atveju mes ką matome? Mes matome, mūsų stop lygis bus pasiektas, jeigu euro USD grafikas nukris 12,8 pipų. Tai mes turime apsiskaičiuoti, kiek mes loto dėsime į rinką. Tai dabar tokiam dalykui yra skirtas myfxbook.com Forex Calculator. Tai dabar va turime. Pasirenkame porą euras USD. Pasirenkame currency, valiuta, su kuria žaisit, euras, svaras, USD, mano atveju USD. Pasirenkame accounto balansą. Pasirenkame, kiek rizikuojame. Dažniausiai vienam trade'ui rizikuojama arba 1-2 procentai. Čia iš tikrųjų priklauso grinai nuo jūsų. Aš šituo atveju naudosiu 1. Mūsų stop pipai. Kiek mūsų stop lossas buvo, kol pasiektų? Tai buvo 12,8. 12,8. Čia nieko nedarome. Ir spaudžiam calculate. Turime 1,17 lotų. Tai dabar taip, ką mes padarysim? Mes nueiname į telefoną arba per kompiuterį, nežinau per kur jūs treidinate. Pasirenkame savo porą, new order, pasirenkame
ką mes čia darysime? Mes pirkimo galimybės ieškosime. Reiškia, pasirenkame buy limit, nustatome kainą, kurioje vietoje mes norime, kad įeitų. Šitoje vietoje kaina įeina ties 0,0794. Galime nusistatyti savo stop loss lygį, kuris yra 1,6966 ir savo take profit lygį 1,7496 ir spaudžiame place order. Šituo atveju dabar, kaip matote, orderis dar neiššauktas. Mes laukiame, kol grafikas nukris iki mūsų vietos ir tada automatiškai brokeris įeis į tradą, turėdamas jūsų duotas funkcijas. Ir viskas vyktų atvirkščiai, jeigu naudotume sell limit. Reiškia, grafikas mūsų eitų kažkur apačioje, mes ieškotume įėjimo į short poziciją. Lauktume, tarkim, kol grafikas dakils iki šitos vietos, automatiškai įeiname ir tada jau žiūrime, kaip mūsų grafikas veikia. Ir trečiasis pavyzdys bus buy stop. Reiškia, ką mes dabar darome? Mes nusistatome ribas. Tarkime, va šitas tradas buvo duotas mano grupiai. Kokiu atveju? Jeigu kaina peršoka žalią ribą, šitoje atva vietoje, peršoka žalią ribą, tada mes galime įeiti į tradą. Mums nereikia laukti grįžimo, esmė yra mūsų tokia, kad kaina pakiltų aukščiau ir tada mes galime įeiti į tradą vėlgi automatiškai. O tas man visai patinka iš tikrųjų, kad tu turi visas galimybės norint įgyvendinti tradą. Bet kaip matote, šiuo atveju tradas nei tą pusę nuėjo, tačiau atliekant pavyzdžius, taip yra dabar va. Turime GBP USD, turime 20 pipų stop lossą, nueiname į kalkuliatorių savo, pasirašome vėl tą pačią informaciją, supildome, pipus parašome, kiek mums reikia, spaudžiam laukti ir 0,73 pipų. Dabar pasiemame ką? Vėl, nežinau, per kompiuterį, per telefoną, per kur jūs atliekate tradus. Pasiemate telefoną, new order, padarote. Buy stopas, reiškia, mes įeisime į tradą tokiu atveju, jeigu kaina sukils iki tam tikro lygio. Mes nelaukiame pakapų, mes laukiame, kol jinai peržengs tam tikrą lygį pirkimo atveju. Dabar nusistatome vėlgi. Nusistatome savo enterprise'ą, 5117, nusistatome stop lossą, 912 ir take profit lygį. Ir paspaudžiame place. Viskas. Dabar, kai kaina pasieks tą ribą, mano brokeris automatiškai įeis į šitą tradą. Ir mano svarbiausias patarimas, neužmirškite, kad praktika daro savo. Taikykite tai, ką išmokote ir taip įgysite patirties. Tobulinsite savo įgūdžius ir tapsite geresniu ir sėkmingesniu forex prekiautoju. Tad jeigu ko išmokote ir informacija naudinga, spaudžiame tą subscribe mygtuką apačioje. Ir jeigu turite klausimų ar pagėdavimų, į komentarus viską atsakysiu. Ačiū, kad žiūrėjote, sėkmingos prekybos ir susitiksim kitose vaizdo įrašuose.